Tai apie tą šalį galim pakalbėti iš kitos pusės, nes apie Rusiją irgi mes turime ką kalbėti. Kol vieni sako, kad per daug žurnalistai kalba apie šitą temą, apie tai, kad gali būti karas arba bus ar nebus karas šitą temą, kuri vyksta, vieni sako, kad per daug. Kiti sako, na, gal ir reikia kalbėti. Rusai sako, mes atitraukiam truputėlį pajėgų, viskas bus gerai. Bet mes matom iš palydovinių nuotraukų ir kaip čia, kad statomas tas pontonės tiltas, pontonis ir kaip ir girdėjom, kad ir taip pat yra Pripetė, jau nebegalima turistams važiuoti, tai kažkokie veiksmai vyksta. Taip. Tai kuo tikėt rusais, kurie sako, mes atitraukiam, ar kažkaip, nežinau, likusių pasaulių, kurie gal per daug kalba apie karą? Rusais tikėti negalima buvo anksčiau, negalima jais tikėti dabar ir dar labai ilgai tikėti jais nebus galima ir ateityje. Nes tai yra visuomenė, kuri serga tuo, kad jos smegenyse gaminasi blogi chemikalai. Ta prasme, visa visuomenė yra nežmoniškai dideli palaikymai kagabistinio bandito Putino, jo politikos, yra labai didelis palaikymas agresyvių karų, kuriuos kariauja Rusija už savo teritorijos. Ta visuomenė yra mušta korta, tai yra karo ištroškę pasiutę šunys. Aš neperlinku nei kiek. Ir kai sako naivūs žmonės, kurie sako, čia ne Rusai kalti, čia Putinas kaltas, Putinas yra tik pasiekmė. Priežastis yra ta visuomenė, kuri tą Putiną renka ir toleruoja jį ilgus metus. Taip, kad tikėti, atsakant į tavo klausimą, tikėti tuo, ką jie sako, reikia būti gerai išgėrus, bet ir tai geriau nereikia.